Pošupių Šventojo Jono Kentiečio koplyčia stovi kaimo kapinėse 6 km į pietryčius nuo Joniškio miesto. Koplyčios statybos data nėra žinoma, tačiau manoma, kad ji galėjo būti pastatyta vykdant jėzuitų misijas. Pirmą kartą koplyčia paminėta 1778 metais Joniškio parapijos metrikų knygoje. 1792 metais popiežius Pijus VI jai suteikė Šventojo Jono Kentiečio atlaidus. Šis šventasis Krokuvos universiteto profesorius, teologas, pasižymėjęs gailestingumu ir dosnumu vargšams. 18 amžiuje buvo paskelbtas vienu iš Lenkijos ir Lietuvos šventųjų globėjų. Pošupių koplyčia yra vienintelė Lietuvoje turinti šio šventojo titulą. 1847 metais koplyčioje buvo įrengti neobaroko stiliaus altorius, sakykla ir klausykla. Altorijoje pakabintas paveikslas Šventojo Jono Kentiečio stebuklas. Pirmosios žinios apie koplyčios architektūrą užfiksuotos 20-ojo amžiaus pradžioje. Tuomet jį buvusi kryžminio plano, su šonuose išsikišusiomis masyviomis valminiais malksnų stogais, dengtomis zakristijomis. Virš pagrindinio fasado stogo kraigo buvo iškilęs 8-kampis, viršun siaurėjantis bokštas su nedideliu kupolu. Koplyčios išorė apkalta lentomis. 1939–1940 metais parapiečių lėšomis ir Joniškio klebono Povilo Korzono rūpesčiu įvykdyta koplyčios rekonstrukcija. Ties pagrindinio fasado viduriu buvo pristatytas 4-kampis varpinės bokštas, paaukštinti pamatai, skarda perdengtas stogas ir pakeisti kai kurie architektūriniai elementai. Koplyčios bokštas ir stogas papuoštas geležiniais ornamentuotais kryžiais. Sovietmečiu uždarius koplyčią, joje buvęs vertingesnis inventorius pateko į ateizmo muziejų. 1984 metais vietinių gyventojų prašymu ji buvo perdažyta ir paruošta kaip šarvojimo salė. 1988 metais koplyčia grąžinta tikintiesiems ir netrukus pakartotinai pašventinta.